Labas rytas. Kai iš Kauno nusibeldi kur nors į Latviją ir kitą Lietuvos galą, tai dažniausiai rytas tada prasideda kur nors pamiškėje. Nu ir jeigu tingi statytis kokią tai palapinę ar kažką, tai atsibundu automobilyje. Paprašom. Nu va, ten kažkur auto liko prie miškelio. Rudeninis pirmas išėjimas. Ne kaži ką šitose vietose suradęs, bet vienais metais kažkada buvau parinkęs, užtaikęs, kada elniai čia laikosi. O šiaip tai kažkaip ir retai atvažiuodavau čia. Nežinau, ir kiek bandžiau daugiau. Žvėrių čia nelabai būdavo, bet turiu tokios informacijos, kad šiemet pavasarį čia buvo rasta ragų. Gal ne viską išrinko. Bandysim, pasivaikščiosim, dieną smagiai praleisim. O, bračiu, grybai auga. Vieną išroviau. Pauoščiau, tai skaniai kvepia. Gal jis visai valgomi, nors aš tokių nepažįstu. Nežinau. Kas pažįsta, gal žino. O, kiek. Koks tiltas. O, pušis šviežiai apgraužta visa. Pavasarį, kai iš toli pamatai baltuojantį medį, tai nertin žiūrėta ragas neguli. O dabar tai gal nebent indikuoja tai, kad čia elniai laikosi, bet šūdų nematau. Negaliu pasakyti, patelės ar patinai. Nors miške pavijau sušmežavo, lyg kelias patelės buvo. Jeigu yra patelių, tai yra ir kavalierių, kurie peruoja pas tas patelės ėjo. O jeigu buvo kavalierių, tai buvo ir norinčių juos sumedžiot. O pašūjo gal nebūtinai surado į mišką įbėgus. Tai čia vienas iš rudeninių tikslų. Biržės, biržės ir dar kartą biržės. Tokie mūsų miškai. Nu, žvėris prie to taikosi, jam gerai, bet man tai tokie vaizdeliai nelabai mėly. Net laiko medžiai palikti įvairoviai griūna. O, kokia maudyklė. Gerai čia išdirbta. Voliojasi per rūją.
Dabar dar pasivoliuoja garantuotai. Dėdulių reikalai. Va kokių priaugė dar. Kaulai voliojasi, bet matosi senesni. Gal bus išnešta jau. Jeigu čia patino, kažkaip mažokė. Žandikaulio fragmentas. Vaikštinėjau čia tos kaulus apžiūrinėjau. Nu tokie pažaliavę, tai kažkaip jokių vilčių nedėjau, nes, nu manau, tikrai bus išnešta galva. Ir dabar ten toli kažką matau, bet jau matau ir bėdą. Čia miškas tokiam samanom dengtas, tai ir spalva tokia pat kaip ir tų samanų. Tai einam, pažiūrėsim iš arčiau. Blyn, kaip čia nieks nerado. Ai, pažaliavęs. Ai. Nu, bet nenugriauštas. Pagulėjęs, tai pagulėjęs. Tai dabar reiks pusę dienos tampytis. Mašina tai kaži kur liko. Hu. O tata. Va tokia galvytė. Šiaip neblogi ragai. Bet aš dabar čia žiūriu, kad ko gero su gyvenimu atsisveikinu, dar nebuvo visai nusivalęs ragų. Bet čia va prie rožių nėra spalvos dar. Reiškia, ar buvo šautas, ar kas jam atsitiko. Dar buvo ne visai nusivalęs. Jo. Ir gulėjęs greičiausiai bent
Bent dar nuo pavasario. 1, 2, 3, 4, 5, 7 ant 6. Kažkaip tokią nuojautą šiandien turėjau, nežinau kodėl. Vat būtent todėl ir važiavau, kad galvojau, kad gal galvą pavyks rasti. Ir visą laiką vaikščiodamas miške turėjau nuojautą. Nu ką. Dam. Lengva nebus nešiotis visą laiką. Žiūriu, dar netoliese ir žandikaulis guli. Gal reikia pasimti. Pats aš nelabai moku amžių nustatyti. Gal kas nors pagelbės. Nu, padylė, bet ne kaži kiek. Aišku, dar būtų galima amžių jo paspėlioti. Nu, nežinau, šiaip kelmelį prisėdė, rožės nemažos. Bet masės nėra dar apačioj nusileidusios. Tai mano galva kokie 6-7 ragai galėtų būti. Tikrai dar galėjo giminė tęst. Šiaip gilokai miške, nu kaip gilokai, kokį kilometrą gal. Va kur tarkuojamas objektas. Oho. Reguliariai turbūt ateina ragus pagalast. Vienas iš tų galastų keliauja kartu jau ant pečių. Tai vat. Tai sustojau pietų prie nuvirtusios drebulės. Matosi, žvėrių ateina. Šyla maistas. Šiek tiek garuoja. Darganota rudens diena šiltas maistas yra labai gerai.
Ten bebrų namas. Takelis, matosi, gyvena, šliaužioje. Oho, kas per maudyklė. Ohoho. Gerai čia. Ten dar kažką matau prikapstytą. Aina savo, viskas nutrinta. Nu, tikėkimės pavasaryje dar gyvi bus čia. Įsivolioja dumblė ir pušis trinasi, visos murzinos. Nudžiūvė beje. Viskas. Dienos trumpos. Miške visiška prieblanda jau. Beveik nesimato. Išlendau. Ieškojimas baigtas, žodžiu, viena ta galva su ragais ir viskas. Bet dabar perpračiau mintimis visą šiandien dieną ir savo maršrutą. Kažkaip važiavo noras papasakot. Esmė tame, kad šitos pusės miško, kur radau galvą, tai aš ten atvarau paieškoti ragų, bet atvažiavau šiandien visai iš kitos pusės miško. Tam, kad pažiūrėti ar kitoj pusėje. Patinų laikosi, nesilaiko, gyvena, negyvena. Bet turėjau aišku tikslą, kad apžiūrėsiu toj pusėje ir vis tiek keliausiu vieną galvą. Nu ir gausiu taip, kaip kad būtų lemta rasti. Žinau tokį kvartalą prie miško lankėlės. Žinau, kad ten, pasarųjų metų eigoje bent 3 galvas rastas tame kvartale. Ir turėjau tikslą, aišku tikslą, būtent ten nueiti. Netgi žinojau maždaug kuriuose kvartalo vietose. Ir ten atėjau, tuos kaulus pamačiau, blin galva guli. Sėmiau galvą, galvoju, ar čia sukda ratą per mišką, ar čia pakraščiais grįžt. Galvoju, po biškutį grįžinėjau. Viskas gavosi, nuėjau. Pasiėmiau ir grįžta. Toks viskas kaip iš reikalo. O kaip būna.